Interjero kūrimo kelias gan ilgas procesas. Mes baldininkai mes randame, galima sakyti, pačioje pabaigoje. Kaip tu supranti, kad viskas praėjo sklandžiai ir buvo kliento lūkesčiai įgyvendinti? Tai kliento grįžtamasis ryšys ir gal net prieš tai sakyčiau didelis įsitraukimas, o vėliau grįžtamasis ryšys yra aukso vertės. Ir man asmeniškai kaip dizaineriai labai svarbu, kad vis tik tai galutinis rezultatas būtų toks, kokį mes ir daug diskutavom, braižėm ir planavom. Tai visada klientams teikiu konsultacijas iki pat jau, galima sakyti, projekto pabaigos, iki įsirengimo pabaigos. Ir netgi tokios smulkios detalės, kaip ten kilimas ar vaza, tai dažniausiai yra suderinama su manimi ir galutinis rezultatas tuomet tikrai džiugina.